geologiniai tyrimai, sveikatos tyrimai technologiniai, biotechnologijų plėtra ir be abejo tai būtų ir papildomų darbo vietų sukūrimas. Ačiū labai už dėmesį. Dėkojame Natalijai Stominai. Dabar klausimą nepateiksime, nes diskutuosime jau per kavos pertrauką. Kviečiame pasisakyti Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Klaipėdos skyriaus pirmininką Donatą Botyrių. Donatas Botyrius šiandien mums skaitys pranešimą tema Verslo ribojimai Klaipėdos mieste, kur smulkusis verslas tikisi permainų. Sakė, bus baisu. Sveiki. Sveiki, keli ponai, kurie dar pasilikę, kantrus esat. Norėčiau truputėlį pasidalinti mintimis apie verslo ribojimus Klaipėdos mieste ir kur smulkus verslas konkrečiai tikisi iš savivaldos, kokių tikisi gerų permainų. Tačiau, kaip žinote, visuose versluose, kaip ten bebūtų, kad jie vystytųsi sėkmingai ir plėtotųsi, investicijos turi atsipirkti ir tam reikalinga ilgalaikė verslo strategija, visų pirma, tos savivaldybės, kurioje verslas vykdomas, taip pat ir reikiamų teisės aktų ilgaamžiškumas ir garantuojantis verslo atsiperkamumas. Šitoje vietoje mūsų savivaldoje dažnai yra pasigendama ir atsiranda tos problemos iš to, kad verslininkai nedrąsiai eina į vystyti verslą, nedrąsiai plečiasi, nedaug investuoja ir iš to sekančios visos priežastys. Viena iš tokių, sakykime, trukdžių yra, didžiulis trūkumas yra, kad nėra ilgalaikės smulkaus verslo strategijos Klaipėdos mieste. Turiu omeny ilgalaikės ne metam, ne dviem, bet 5, 10, 20 metų į priekį, kur būtų labai konkrečiai įvardintos, sakykime, prekybos paslaugų vietos, kitos teikiamos paslaugos galimai, kad verslininkai atėję investuoti, matytų tą objektą kaip patrauklią veiklą ir galėtų investuoti drąsiai ir nebijodami, kad po kelių metų pasikeis įstatyminė bazė ar pakeis kažkokias tvarkas ir jie turės pasitraukti su savo visais neišnaudotom galimybėm, su savo įrengimais ir panašiai. Kita labai aktuali tema, kuri diskutuojama ir kiekviena valdžia stengiasi tą daryti, bet kažkodėl tai nelabai gaunasi, tai senamiesčio gaivinimas. Senamiestis yra vienas iš, sakykime, sričių, per kurį teka visas gyvenimas ir tai yra miesto veidas, visi tą puikiai supranta. Čia ir turizmas prisideda, turizmas aplamai, kalbant apie svetingumo turizmą, yra vienas aspektas, bet yra pats paprasčiausias turizmas, kur atvyksta turistai į Klaipėdą, jie pirmiausia susiduria su senamiesčiu, o mūsų senamiestis yra baisus ir pamačius, sakykime, netiesioginė gal prasme baisus, taip jau labai neįsiveskim. Tai yra tam tikras, sakykime, niūrus ir norėtųsi žmonės atvažiavę turistai, sakykime, iš įvairių šalių pamatyti gražų ir šviečiantį patrauklų senamiestį. Bet vėlgi, senamiesčio verslininkai susiduria su didžiulė problema, savo senamiesčio strategijos vystymo, valdžios koridoriuose matymas yra labai miglotas, sakykime taip. Kiekvienas verslas nenori būti ribojamas ar draudžiamas. Ir verslus reikėtų ir senamiestį taip pat skatinti ir padėti jiems per mokesčių sistemą, per įvairias lengvatas, nekilnojamas turtas, per mokesčius. Tada verslininkai jie patys turi rinktis. Jiem daryti verslą, jam neapsimoka, apsimoka. Jis turi paspręsti, daryti investicijas ir gaivinti tą verslą. Vykdyti. Jeigu bus senamiestį visos parduotuvės dirbs, aišku, jisai bus patrauklesnis. Jeigu, sakykime, senamiestį bus sukurti didelis srautai žmonių, lankytojų, verslininkai senamiestį puikiai jausis, vystys verslą ir jie dar pritrauks daugiau lankytojų, klientų, sakykime taip. Verslas klestės, savivaldybė gaus gerus mokesčius, užteks biudžetui. O šiai dienai gaunasi taip, kad kaip ten bebūtų keista ir reikia diskutuoti labai plačiai dėl įvairių mokesčių lengvatų, kaip pritraukti verslininkus, realiai pritraukti verslininkus, net ir paklausyti tiesiogiai, kodėl pas tave stovi tam tikros patalpos nenaudojamos, kodėl ten nevyksta jokia veikla ir realiai stengiantis padėti. Nes iš tikrųjų šis sektorius yra labai užleistas, labiausiai iš visos Lietuvos sektorių.
nes kitose miestuose kur kas daugiau dėmesio skiriama, o labai gaila, bet mūsų politikai tai daro tik tai deklaruodami, kad mes remiam senamiestį. Bet iš tikrųjų konkrečios veiklos ir konkrečių rezultatų nematyti. Čia yra didžiulis baras veiklos, kuris matomai bus aptartas ir išdiskutuotas naujoj verslininkų taryboje, kur bus išklausyti verslininkai ir bus pateikti politikam tam tikri konkretų sprendimų būdai, kad galėtų padėti atgaivinti senamiestį. Čia tuo pačiu papuola į šitą grafą ir turizmas, o su turizmu tai iš vis paklausius specialistų, kurie užsiiminėja turizmui, gidų ir panašiai informacijos, kurie betarpiškai bendrauja su atvykusiais žmonėmis, tai iš tikrųjų net gėda ir sakyti, kaip pas mus senamiestis yra apleistas, nekreipiama dėmesio, aplamai tie žmonės atvykę ignoruojami, į tualetus vežami į Akropolį ir panašiai. Tai iš tikrųjų tas visas paketas čia detalizuoti bus, aišku, laiko truks ir mes jo nedarysime, mes tą visą darysime toj verslininkų taryboje ir tie visi klausimai iš tikrųjų turės būti pateikti ir bus pateikti Klaipėdos miesto tarybai svarstyti ir gilintis. Taip pat apie prekybos paslaugų vietas minėjau, bet norėčiau atkreipti dėmesį į pajūrys mūsų, pliažai, aikštelės, sustojimai, ten paslaugų trūksta, prekybos taškų trūksta, bet vėlgi susidurėm su tuo pačiu, kad tai yra trumpalaikiai sprendimai ir verslininkai nenori investuoti, todėl kad jie žino, kad po 3 metų paskirto laiko jie su savo, sakykime, įrangą galės kraustytis tolin, arba bus pratęsta, arba nepratęsta. Vėlgi nežinomybė, didžiulis kirvis visam smulkiam verslui iš savivaldos pusės, savivalda neduoda jokių garantijų, kad bus tęsiamas ilgalaikiai verslas. Labai, sakykime, įdomiai atrodo prekybos vietų arba žmonių darbo vietų sukūrimui kai kurios savivaldybės įmonės, kurios naudodamos valstybinį turtą teikia paslaugas kur kas brangiau negu privatininkai. Čia turiu omenyje turgavietės mūsų, tiek senamiesčio, tiek kitą turgavietę, tai yra savivaldybės įmonės. Iš tikrųjų, jos yra senamiestį esanti turgavietė iš visą apleista tuščia. O dėl ko? Todėl, kad ten labai paprastas dalykas pavyzdys, nuomos kainos 3-4 kartus viršina rinkos kainą esančių pastatų šalia. Tai kas gali eiti verslininkai į tokias sąlygas dirbti, jeigu jos yra nuostolingos. Šiaip verslą nieks iš idėjos nedaro ir verslas turi atsipirkti ir duoti tam tikrą naudą ir jo vykdytojui. Taip pat šiais metais labai aktualus klausimas aštrėja mažųjų vežėjų vadinamų mikriukų likimas, nes licenzijos baigėsi šiais metais ir apie pratęsimą tų licenzijų diskusijos labai sunkiai vyksta. Iš verslininkų pusės į siūlymus nereaguojama, nenorima jų priimti, o verslininkai, sakykime, kaip pavyzdys, jeigu licenziją pratęsima 2 metams, o norinti atnaujinti, įsigyti lizinginę mašiną reikia nors 5 metų, kad būtų garantijos. Iš tikrųjų, vienas iš tokių būdų, kad licenzijos būtų teikiamas 5-10 metų, tai vėlgi pamatytume, kokios paslaugos sulauktume iš mūsų smulkių vežėjų ir visi klaipėdiečiai būtų tikriausiai patenkinti, bent kurie naudojasi tuo transportu. Arba diskriminacinės sąlygos priimtos tokios, kurios iš tikrųjų neleidžia tam verslui lygiai konkuruoti su stambiaisiais vežėjais. O bilietų kainas jiem sulygina su stambių vežėjų kainomis. Tai vėlgi yra dirbtinas išstūmimas iš rinkos, sakykim taip. Toliau kalbant apie turizmą, minėjome, visas tas aspektas yra didžiulis platus ir reikia labai įsigilinti, kad turistui būtų patogu, norėtų atvažiuoti, turėtų ką pamatyti, bet vėlgi čia reikalinga iš savivaldos iniciatyva sudaryti tam tikrus patrauklius taškus mūsų senamiestį, mūsų mieste ar apskrityje, kur būtų tie turistai vežami ir jie norėtų to pasižiūrėti. Sakykime, verslininkai, čia yra daugiau, čia yra, kaip sakykime, savivaldos prerogatyva, jie turėtų tą skatinti, jie turėtų stengtis tą daryti, pritraukti verslininkus investuoti, o nedrausti ir įvairiais būdais juos atgrasinti ribojimais arba nežinomybė. Daug galima kalbėti apie problemas, bet yra pagrindinės problemos, apie kurias aš dabar paminėjau, ir visa tai turėtų būti kalbama naujojoje Klaipėdos smulkių verslininkų smulkaus vidutinio verslo taryboje prie Klaipėdos miesto savivaldybės, tai turėtų būti išdiskutuojama ir turėtų būti pateikiama diskusijoms Klaipėdos politikam. Norėčiau pasakyti, kad į mūsų verslininkų tą
tarybą įeina ir 7 politikai, 7 verslo atstovai iš asociuotų asociacijų. Tai iš tikrųjų diskusija įvyks gan objektyviai ir bus išklausyta, ir bus politikų nuomonė, verslininkų nuomonė, priimti kažkokie siūlymai, bandoma siūlyti ir labai sunku, sakykime, bus miesto politikams išrinktiesiems, kurie žadėjo gaivinti, daryti gerą smulkiam verslui, ignoruoti tos mūsų siūlymus. Mes pasistengsime tos siūlymus pateikti taip, kad ignoravimas jiems būtų labai sudėtingas, kam yra žiniasklaida ir visi kiti. Ir aš nelabai sutikčiau su tuo, kad negalima kovoti reikia, ir verslininkai yra iš tikrųjų iš idėjos iš principo kūrėjai, bet kartais už savo idėjas tenka pakovoti. Taip, kad čia ir kūrėjo funkcija, ir kovotojo turėtų būti kartais greta, kad pasiekti reikiamą rezultatą, kad laimėtų ir gyventojai, ir verslininkai, ir visas miestas. Čia buvo labai gera nata pabaigos kalbos. Taip, ir palinkėsiu smulkiems verslininkams ir visiems klaipėdiečiams, kad politikai Klaipėdos taryboje įsiklausytų į asociacijos sukurtos siūlymus, pradėtų gaivinti smulkų verslą Klaipėdoje, nelinkminiais pažadais, pareiškimais, sprendimais. Ačiū. Pranešėja Gabija Mikalauskienė pasakė, kad verslininkai kūrėjai, Donatas Botyrius papildė ir kovotojai. Ryžtingi, žodžiu, verslininko paveikslas turi daugiau spalvų. Kągi, gera nata, todėl kad Raimondas Vaitiekūnas sulaukė šiemet savo pranešimo laiko, vadinasi, mes kažkaip gal ir baigsime gerą natą, ar ne? Taigi, pristatau Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos garbės narį, verslo konsultantą, marketingo strategijos specialistą Raimondą Vaitiekūną, kurio pranešimo tema skamba taip. Smulkaus ir vidutinio verslo nišos Klaipėdos mieste. Ar yra vietos Klaipėdos mieste smulkiajam verslui? Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti auditorijai už tai, kad iškentėjo. Noriu padėkoti Arui už tai, kad jis atkūrė smulkaus ir vidutinio verslo kažkokią tai dvasę, nes 2004-2005 metais jinai buvo sunaikinta, dabar jinai vėl atkurta. Čia vėlgi yra ilga istorija. Noriu padėkoti Giedriui už reklaminį klipą prieš visą šitą renginį, nes iš tikrųjų gavau cėlas 8 minutės daugiau šnekėti negu prieš tai konferencijose. Pirmoji konferencija buvo 1 minutė, po to praeitais metais turėjau 3 minutės, šiandien 8, jau yra progresas. Ir taip pat norėjau padėkoti čia visai eilę žmonių, kurie aišku jau išėjo, dėl to, kad buvo čia ir žmonių, kurie iš tikrųjų labai įdomus mūsų miestui ir aplamai su jais verta bendrauti ir draugauti. Taigi aš vis dėlto drįsiu ir būsiu chamu ir savo 20 minučių pasimsiu. Taigi yra vienas labai paprastas dalykas. Pas mus tieksta trupučiuką apie mane, dažnai klausia, kur aš dingau. Aš iš tikrųjų niekur nedingau, iš tikrųjų aš 3 metus dirbau prie projekto. Dažniausiai paskaitę šventą raštą esu nešioju žemėj pranašu, važinėju po Europą, bendrauju su Europos kompanijom ir šiandien dieną padedu grupiai, tai yra atostogų parko grupiai, taip pat jiems dėkingas už galimybę šiandien irgi pasisakyti. Jiems padedu prie vieno projekto, apie kurį nesenai šnekėjo būtent sveikatos fakulteto atstovas, tai yra būtent sveikatinimo, sveikatingumo turizmo niša, apie tai aš trupučiuką vėliau pašnekėsiu. Taigi aš norėdamas pradėti kalbą, pasiremti noriu užsienio kolegų pastebėjimais, kokia verslo struktūra pas mus yra Lietuvoje. Šita, tarp kitko, verslo struktūra yra visose postkomunistinėse šalyse. Tai yra tai, kad verslą daro valdžia viršuje, tai yra jų verslas, tai yra biurokratinių džiunglių kūrimas, pažadų kūrimas, kadangi jie atėję ten automatiškai turi laiko atsėdėti tą laiką ir automatiškai jie turi prikurti visko, kad po to, reiškia, sėkmingai atbuvę kadenciją galėtų ieškoti vėl savo kažkokios tai nišos. Čia aš norėjau Artūrui Šulciui pasakyti vieną paprastą dalyką. Štai projektą, kurį mes pradėjom prieš 3 metus, mes šiandien jį vien tik tais, paruošiant dokumentus, sutvarkant įvairiausius kitus biurokratinius dalykus, jau investavom 3 200 000. Projektas dar tik tai dabar kalami poliai ir tas projektas bus įgyvendintas 13 metų pradžioj ir aš manau, kad jis bus sėkmingas. Bet, ką aš noriu pasakyti, mes čia kalbam apie smulkų verslą ir kalbam apie daugelį dalykų,
Ir kažkaip galvojam, kad tas verslas ten už 20 000 gali jį pradėti ir sėkmingai plėtotis. Tai iš tikrųjų, na, viršutinių sluoksnių, tai aš turiu omeny valdžios, na, tokia veiklos sritis, kurie paprasčiausiai mus ramina, kad viską yra įmanoma padaryti šito nišą. Toliau tarpas pas mus yra tarpininkavimo tarpas, mes esam tokia šalis, kuri yra tranzitinė šalis, kur yra ne eksportas, bet reeksportas vyraujantis dalykas. Ir apačioje yra jau nedidelė dalis niša, kur yra taip, tie vadinami smulkūs nišiniai verslai, kurie plėtojami būtent šitoj srityje. Aišku, savaime smulkiam verslui išvykti yra pakankamai sudėtinga. Jam reikia turėti labai tokią tolerancinę aplinką ir galvoti apie perspektyvas. Iš tikrųjų, turėkit vieną svarbią vieną žinią galvoje, tai ką davė mums globalizacija. Globalizacija mums davė labai daug problemų. Kokios tai yra problemos? Nuvažiuokit į Barceloną, Londoną, nuvažiuokit į Briuselį, nesvarbu, kur jūs nuvažiuokit į Stokholmą, jūs visur rasit Coca-Cola, visur rasit pizzą, visur rasit tą patį per tą patį. Visos sostinės arba visi miestai darosi panašus, kaip vienas veidas. Tik tais pavadinimas, kad tai yra šalis, sakysim, Ispanija, ar tai šalis Šveicarija, ar tai yra dar kažkokia tai kita šalis. Ši globalizacija, jinai daro mus visus vienodais. Kitas dalykas, prie globalizacijos lovio sėdi visą eilę paspendusių spąstų didžiulių korporacijų, kurios tik tais ir laukia inovatyvių produktų, kurios galima pateikti. Ir pateikti į rinką, globalią rinką. Ir šiandien dienai tai yra didžiulė problema. Ir iš tikrųjų šitai temai, aš paprastai, sakysim, su užsienio kolegom mes diskutuojame apie 4 valandų. Ir tai yra tikrai normalu, mes galime įsidiskutuoti ir galim ieškoti išeičių. 10-15 minučių tai yra neišeitis. Norėčiau keletą pavyzdėlių ir privesti prie to, kodėl, sakysim, ką mums reikėtų atkreipdėmėsi, formuojant paslaugų paketą Vakarų Lietuvoje. Štai, jeigu mes pasižiūrėsime šiandieninę situaciją, aš dėkuoju Nordea analitikui ponui Mauricui, kuris davė man šitas lenteles parodyti. Tai yra vienas labai paprastas dalykas. Paslaugos ir prekės keliauja iš vienos ES narių grupės, iš kitos pusės keliauja pinigai. Tame tarpe ir Lietuva, kaip tranzitinė šalis arba perpardavėjų šalis, jie automatiškai dalį pinigų grąžina gamintojai. Kitas labai svarbus dalykas, kad tose pačiose šalyse, kurios eksportuoja, jose auga turtas, automatiškai auga skolos tose šalyse, kurios perka tos produktus. Aš galėčiau šnekėti apie kiekvieną šalių grupę, bet aš norėčiau prisustoti prie vienos, kurį mus permetė ta šalis. Sakant, padarė tokį manevrą ir gražiai permetė, tai yra būtent, ko skiriasi Liuksemburgas nuo Lietuvos. Ir kur Liuksemburgas rado tą aukso gyslą, kur automatiškai tapo eksportuotojų ir tapo būtent šalis, kuri gali žymiai, sakysim, daugiau negu Lietuva. Kaip matot, pagal plotus nėra ką lygintis, mes gerokai kart didesni, pagal ariamą žemę taip pat didesni, pagal gyventojų skaičių taip pat didesni. Čia yra centrinė žvalgybos valdybos analitinė medžiaga, aš ją visada naudoju. Ką jie rašo, dažnai būna tiesa, bet skaičiai čia yra iš jų. Vienintelį dalyką, ką aš norėčiau jums trupučiuką, kaip sakyt, dėmesį patraukti, yra BVP asmenį. Kaip nekeista, tenai BVP asmenį yra didesnis ir kaip nekeista, tenai yra kai kurie parametrai, pavyzdžiui, surinkamumas į biudžetą yra žymiai geresnis, dvasia jų yra žymiai geresnė ir aš nesenai New Brandenburg'e susitikau su vienu, iš Liuksemburgo vienu ekspertu ir aš jo klausiau, kodėl tu ten taip pas jūs, ten tas vyksta. Iš tikrųjų vyksta pyrago dalyba kame. Jie atsirėkė tą pyrago dalį, suprasdami, kad valdžia ir verslas tai yra viena šeima ir verslo pareiga yra vykdyti ir aiškinti valdžią, ką reikėtų. Valdžios niša yra ta, kad jie turi vykdyti tą, ką pasako verslai. Šitą idėją praskambėjo šito auditorijai. Bet nepraskambėjo vienas dalykas. Liuksemburgiečiai labai daug dėmesio skiria paslaugoms. Jūs ten pastebėjote lentelį vieną tokią skaičiuką, kad ten paslaugos sudaro 80%. Pas mus Lietuvoje sudaro 68%, taip kad liuksemburgiečiai daugiau orientuojasi į paslaugas ir tos paslaugos yra labai specifinės. Jie nepasiėmė viso pasaulio globalaus, kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje mes, reiškia, sumanėm apsėsti visą globalų pasaulį. Jie pasiėmė aiškės nišas, kuriuose jie yra stiprus, yra žemės ūkis, lokalios medžiagos, yra patentai, yra inovacijos, yra visa eilė sistemų, tai yra bankinių sistemų, yra visa eilė sistemų, kurios veikia efektyviai ir to pasiekoje pas juos yra pakankamai gera nuotaika.
Dabar sekantis dalykas, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, pinigai, kurie keliauja, šiandien dieną jie nukeliavo į Kiniją. Kinai, būdami pakankamai protingi, pirmiausia, iki tam tikro periodo gamino visokią šlamštą, taip sakant, aš kalbu labai tiesiai. Pakankamai daug broko, pakankamai daug medžiagų, pavyzdžiui, jūs žinot, kad yra verslėje sistema ir antisistema. Mes sistemoje gaunam, sakysim, vandenį, taip? Mes vandenį sunaudojame, mes gavom antisistemą, mes gavom plastiką, lipduką ir plastiką, ir reiškia plastikinį dalį. Mes jį išmetam automatiškai, mūsų ūkis jį turi perdirbti, tai yra antisisteminis verslas. Ir Kinai padarė labai paprastai, jie pasiskaičiavo, ką jie gali eksportuoti, ir jeigu pažiūrės pagal eksporto sudėtį, Kinai daug išeksportavo šlamšto. Tai yra gabaliuką medienos, gabaliuką lako, gabaliuką, reiškia, plastiko, gabaliuką dar kažko tai, bet atgal gavo gausybę patentų, gausybę išradimų ir gausybę pinigų, kas yra labai svarbu. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad perspektyvą mums reikia bijoti ne Lietuvos, ne Europos, mums reikia bijoti Kinų. Ir ne tik tai, kad dėl ko, dėl vienos paprasčiausios priežasties, jie jau pasiruošę bendrauti ir pasiruošę komunikuoti su visom likusiam šalim. Pasiruošę kame komunikuoti. Šiandien dienai tai yra didžiulė masė žmonių, kurie tampa nebe eksportuotojais, bet importuotojais. Tai yra labai svarbus dalykas ir todėl aš norėjau pabrėžti, kad mes iš tikrųjų turim tam tikrų galimybių. Ne per seniausiai aš buvau Laguliai, tai yra Prancūzija, tai yra 9 pasaulio investuotojų konferencijai. Turėjau galimybę bendrauti su CEO, tai yra vykdančiaisiais direktoriais tiek sakysim, General Electric, tiek Microsoft'o, tiek Airbuso, tiek Peugeot, Renault. Ir su jais buvo labai malonu bendrauti vien tik tai dėl to, kad jie pasakojo labai daug įdomių dalykų, bet kadangi aš laiko neturiu, aš jau jų nebešnekėsiu, bet aš šneku esmė, kas buvo ten pasakyta, ir aš labai stebiu ES direktyvas ir dokumentus, kurie eina po to. Ir aš matau, kad tie dokumentai iš tikrųjų po trupučiuką ateina į mūsų. Pirma taisyklė, pagal kurią Europa stumdys pinigus, tai yra efektyviai veikiančios įmonės. Tai yra efektyviai veikiančios įmonės, tai yra ne visos įmonės, bet tos, kurios turi po tam tikro audito, turi tam tikrą reitingą. Toliau, labai svarbi, daug dėmesio skiriamas smulkiam vidutiniui verslui, tai yra perspektyva iki praktiškai 2020. Toliau, tyrimai ir plėtra, patentai, intelektuali nuosavybė, PPP ir klasterizacija. PPP tai yra privataus ir viešo sektoriaus bendradarbiavimas, kas pas mus, pavyzdžiui, yra vakarų Lietuvoje buvo tik tai keli projektai, kiek aš prisimenu iš savo veiklos. Ankstinės, tai šiandien dienai reiškia Palangos aplinkelis ir dar liktais Gargžduose kažkas tenai planuojama daryti. Taigi, Labuliai pasakyta buvo labai daug ir, sakysim, ką mes galim, kokias pamokas iš to išmokti, mes galim išmokti vieną dalyką. Šiandien dienai efektyviausiai pas mus perskirstami Lietuvoje pinigai, čia yra jų parametras, mes esame tranzitinių ekonomikų šalis. Ir kas yra labai svarbu, šiandien dienai didžiausias perskirstimas vyksta per švietimo ir per medicinos sistemą. Tai yra veikianti sistema, per kurią fondograža yra pati didžiausia. Taip, kad šiuo atveju mes, būdami maža rinka, neturėdami pakankamai inovacijų, neturėdami pakankamai finansinės pagalbės, nes tą finansinę pagalbę suvalgo gražiai mūsų bankai, tie, kurie yra skandinaviški, mes pagrindinai laikomės ant, reiškia, valdžios skatinimo, sakysim, medicinių ir mokslo institucijų. Dabar, kas yra labai įdomu, yra įdomu tai, kad jeigu jūs įsijungsit televizorių, jūs pamatysit, kad reklama dažniausiai yra apie vaistus. Jūs tikriausiai dažnai pamatysit tai, kad tai yra didžiausiai remiama, tai yra didžiausias paketas būtent tų dalykų, kas yra būtent iš tų sričių. Dabar keletą dalykų. Ką reikėtų atkreipti dėmesį, čia Gabija šnekėjo apie tai, aš nesustosiu. Žinokit, mes laimėt galim, Lietuvoje dažnai kalbam apie tai, kad mes daug inovatyvių produktų gaminam, arba daug siūvam, arba daug darom kažkokių tai daiktų. Iš tikrųjų, falsifikatai nėra skatintinas dalykas. Taip pat nėra skatintinas tam tikros imitacijos, tam tikrų produktų imitacijos. Pavyzdžiui, čia aš šnekėjau labai gerai ir aš labai gerbiu poną Razbadauską, labai gerbiu idėją apie geoterminį vandenį. Iš tikrųjų, tai yra aukso mūsų fondas, apie kurį mes dažnai nesusimastom.
tai yra perspektyvinis produktas, kuris vakarų Lietuvoje turės labai didelę reikšmę, iš tikrųjų yra reikalavimai, aš dar kartą pabrėžiu, reikalavimai, kuriuos reikia pirmiausiai įvykdyti, norint pateikti produktą, tai yra arba paslaugą, arba kažkokį tai galutinį produktą. Ir šiandien dienai mes turim įsisąmoninti vieną dalyką. Pirmiausia, prieš pradedant produktams reikia pasižiūrėti, kokia yra statyminė bazė Europoje, po to pasižiūrėti, kas darosi toliau, kokie yra reikalavimai ir tik tai tada kalbėti apie kažkokį tai produktą, nes priešingų atveju mes neturėsime išskirtinumo. Išskirtinumui šiandien dienai reikalinga kaip atsvara globalizacija. Globalizacija jinai eina visus lygindama, kadangi tai yra produktai, kurie yra, sakysim, tinkami visur, bet graikai šnekėjo, kad kas tinka jaučiui, tas netinka varliai. Iš tikrųjų mes turim labai daug dalykų, kas tinka tik mums ir jokių būdų ne globaliam pasauliui. Ir aš norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad reikėtų diversifikuoti savo veiklą tokiuose pramonės šakose, kurios yra labai perspektyvios ir nišinės, sakysime, būsimoje Europoje. Aš paprasčiausiai, va čia rodau, kad prieš ekonominį nuosmukį kokios šakos buvo populiarios, tos pačios išliko ir dabartinėje situacijoje, tai yra recesijos metu. Ir kas yra labai svarbu, kad ta diversifikacija vyksta labai panašiam amplitudė. O jinai vyksta ta panašia amplitudė ne dėl to, kad tos šakos yra perspektyvos, bet dėl to, kad mes tik tai tokius specialistus turim. Tai yra, iš principo, tai yra problema, bet iš kitos pusės tai yra labai gerai, kadangi ant balto popieriaus lapo mes galim rašyti labai daug įdomių dalykų. Kitas momentas, ką norėčiau pasakyti, ateis toks laikas, jeigu valdžia vėlgi toliau kurs įstatymų džiunglės, jeigu jinai vėlgi žadės gražų rytojų ir kalbės apie tai, kad Europa neapsisprendus, iš tikrųjų Europa, aš galiu pasakyti, labai apsisprendus, ką reikia daryti ir apsisprendus labai radikaliom permainom, iš tikrųjų jie žiūri į tas tokias šalis kaip mes, kurias turi įdomių resursų, jo žiūri, kada mes pradėsim veiklą. Iš tikrųjų čia verslui yra labai daug kas pasakyti, ką padaryti. Taigi, čia aš rodau keletą dalykų ir noriu pasakyti, kad šiandien dienai mes labai daug išleidžiam benzinui, tai yra sudeginame, mes išleidžiam labai daug dujų. Kitaip sakant, mes daugelį dalykų darom veltui, tiksliau sėdėdami, laukdami gražaus rytojus, mes paprasčiausiai nedarom daugelį dalykų, ko reikėtų padaryti. Labai svarbus momentas yra tas, kad mes paprasčiausiai dažnai savo valdymo technologijas mes paprasčiausiai neįvertinam nei mikro, nei makro pokyčiais, mes dažniausiai skaitom, kad Lietuva tai yra provincija arba maža šalis, kuria reikia gintis, bet iš tikrųjų turėktų omeny, Europos rinkoje, pasaulinėje rinkoje mes turim labai daug ką padaryti ir ką nuveikti. Dabar labai svarbus dalykas dar yra, kad atkreipkite dėmesį, prekių ir produktų kūrimas tai yra priemonė, o jokių būdų netikslas. Reikia išsikelti tikslą, ką mes norim pasiekti. Vakarų Lietuva turi auksinę nišą, tai būtent sveikatinimo niša. Tai yra puikiai vieta, kurioje galima padaryti labai daug įdomių dalykų, daug įdomių sprendimų. Taigi, prieinu prie paskutinės dalies savo tokios, na sakysim taip, apibraižos. Tai yra, ar yra vis dėlto vietos Klaipėdos, reiškia, mieste? Aš vis dėlto nenorėčiau sakyti, kad Klaipėda tai yra tik miestas. Klaipėda yra regiono centras, tai reiktų omeny, be regiono miestas tikrai nieko gero nenuveiks. Ir šiandien dienai, sakysim, regioninė plėtra yra žymiai svarbiau negu, sakysim, pačio miesto pati plėtra. Čia rodau vieną dalyką iš mūsų technologijų parko, tai yra robotų kūrėjai, jie yra geriau žinomi San Franciskai negu iš tikrųjų Klaipėda. Bet aš noriu pasakyti, ką, pradžia yra padaryta labai gera, mes turim labai gerą intelektualų potencialą, mes turim labai gerą resursinį potencialą, mes turim labai daug gerų įdomių dalykų ir reikia suprasti paprastą dalyką, visas sudėtingumas yra paprastume. Tarybiniais laikais buvo 50 metų mums kalė, kad Lietuva neturi gintaro, kad tik tais Jantarnas turi gintarą. 50 metų mums kalė, kad Lietuva neturi rudos. 50 metų kalė, kad Lietuva neturi, sakysim, iškasenų, su kuriomis galima dirbti iš tikrųjų. Galiu pasakyti, kad tai yra netiesa, tai yra visiškas absurdas. Lietuva turi puikių resursų, kurias galima plėtoti ir iš kurių tikrai galima gauti labai geras pajamas. Dabar dar vienas momentas, kas iš tikrųjų yra pastebimas, per 3 metus pastebėjau vieną dalyką. Mes nemokam dėrėtis, mes nemokam kalbėti apie bendrus dalykus kartu. Sakysim, šiandien dienai gaunasi toks kuriozinis atvejis. Mes tikrai turim paruošę, mūsų sakysim, kompanija turim paruošę labai gerą kosmetinę liniją. Lietuvoje, norint ją įtiekti į rinką, mes turim praeiti visą eilę biurokratinių džiunglių.
Tačiau mes padarėm paprastą įėjimą, nuvažiavom į Olandiją, su Olandais peršnekėjom, mes dabar galim ją įvežti tą produkciją su olandišku sertifikatu į Lietuvą. Bet man sąžinė neleidžia daryti tokio žingsnio dėl vieno paprasto dalyko. Kodėl aš turiu tapti Olandu? Kodėl jisai lengviau tai daro negu aš? Iš tikrųjų yra daug dalykų, ką galima lengviau pasidaryti užsienį negu Lietuvoje. Ir čia reikėtų labai gerai pagalvoti iš tikrųjų apie bendrą rinkodarą. Turėdami produktų linijas, turėdami gerą pradžią čia, mes iš tikrųjų galim turėti labai gerą ir pabaigą. Taigi vis dėlto norėčiau, kad ir čia esanti auditorija, iš tikrųjų verslo auditorija, vis dėlto susimastytų, ar iš tikrųjų verta geriau linguoti galvą, ar iš tikrųjų verta pradėti galvoti kartu. Ir iš tikrųjų aš, kada bendrauju su, sakysim, šveicarais arba, sakysim, su vokiečiais, jie visada sako taip, žinot, sako, nu, dabar pamėginkim pažiūrėti šito atveju trupučiuką kitų kampų. Nu, pamėginkim sumodeliuoti, kas bus taip. Ir tada mes po trupučiuką keliavom į tą šviesų rytojų ir tai yra labai svarbu. Per 20 minučių, arba, sakysim, šios dienos pokalbis, tai yra tik tais, na, gražiai įžanga parodyti ginklus, kuriuos mes turim. Bet tai iš tikrųjų yra labai svarbu ir aš norėčiau vis dėlto, baigdama savo tą trumpą tokį pasakymą, pasveikinti visiems su ateinančiom Kalėdų ir Naujais metais. Ir iš tikrųjų galvoti apie tai, kad čia yra pas mus vakarų Lietuvoje, tai yra aukso gysla. Ir mes iš tikrųjų galim labai daug ką padaryti, vien tik tais vystydami vandens tematiką. Jeigu bus klausimų, manęs prie kavos nebus. Jeigu reikės ko nors, prašau, žino, reiškia, ponas Mileška, aš tik tai 1 minutę iš jūsų atėmiau, taip kad... Jūs tiesiog puikiai tilpote į laiką, labai pavyzdinis pranešėjas. Ir labai graži ta jūsų metafora, kad ne užtenka kinkuoti, linguoti galvomis, reikia kartu pradėti veikti. Kągi, atėjo laikas užbaigti šį forumą ir kaip dera pabaigoje svarbiausi asmenys baigia renginius. Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas, beigi naujai paskirtas Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos vadovas prie Klaipėdos miesto savivaldybės, sakė, man reikia tik 5 minučių užbaigti šią konferenciją. Pažiūrėsime, ar jam pavyks. Aišku, iš karto noriu padėkoti Giedrei už nuostabų renginio vedimą. Ir pabaigai, kaip ir matėte, tikriausiai visi pasiėmėte tam tikras priemonės, kur yra išvardintos preliminarios mūsų temos, apie kurias mes galvojame kalbėti būsimoje SVV taryboje. Tai yra tik priemonės, kurias mes pateiksime bendrai SVV tarybai ir bandysime atrasti artimus sprendimus, kad tos priemonės veiktų. Būtų didžiulis prašymas visų, kadangi vis dėlto šiuo metu yra išplėtojusi elektroninės sistemos, kad mes pakviesime visus išsakyti savo nuomonę. Tie, kurie, sakykime, neišrašė nuomonės dabar, mes paprašysime, kad tai padarytume šiek tiek vėliau. Mes atsiųsime elektroniniu paštu prisijungimą prie sistemos, kur bus taip pat galima išsakyti kiekvienu klausimu savo nuomonės. Tie, kas nepadarysite dabar, padarysite trupučiuką vėliau. Mes manome, kad vis dėlto nėra tokių, sakykime, grupių, arba sakykime, kad mes, sakykime, sukoncentruotume tarybą 14 žmonių ir mes galėtume nuspręsti už visus klaipėdiečius, už visą Klaipėdos verslą, kaip geriausiai reikia daryti. Manyčiau, kad per visą eilę ir didžiulį kiekį diskusijų galima prieiti kažkokios tai bendrų, surasti kažkokių tai nišų, kurios tenkintų bent jau didžiąją daugumą žmonių ir taip atrasti kažkokius tai gerus sprendimus. Aišku, jeigu pastebėjote, didžioji dalis yra suvesta į strateginius klausimus ir ne šiaip savo. Iš principo mes dažnai šnekame, kad va, mes darome ir tą gerai, ir trečią gerai, bet rezultate mes žiūrime, ką mes realiai turime, ne ką darome, o ką turime. Tai strategija leidžia iš tikrųjų apsibrėžti tam tikras kryptis ir apsibrėžti tam tikrus kriterijus, ko mes norime iš tikrųjų pasiekti. Tai šitoje vietoje, manyčiau, kad yra svarbiausi dalykai, kad dirbti kryptingai, naudoti tinkamas priemonės, ne aplamai, kad mes darome ir tų priemonių yra daug, bet ką mes turime.
Ir tada, sakykime, jį užsigryninti, pasitikrinti, kas veikia, kas neveikia. Ir aišku, jeigu neveikia, reikia kažką tai keisti. Tai va, SVV taryba, aš manyčiau, šitas organas, tas, sakykime, daugiau kaip sakyčiau, ne vadovaujantis, o moderuojantis. Moderuojantis verslo bendruomenį, išklausantis ir pateikiantis, sakykime, jau toliau tas funkcijas politikams, savivaldybės administracijoms darbuotojams, kad paverstų tą užduotimis ir toliau būtų vykdoma. Ačiū dar kartą visiems atvykusiems ir kviečiu dar galutiniai diskusijai prie kavos. Ačiū. Taip, nes Raimondas sakė lauks. Trečioji reklama.